Yra labai ilgas procesas, Taip. nes karkasą pastatai, tada dedi vatą plėvelės, apkali, kol dailylentėm, kol viską lyginai. Eik tu savo. Klausyk, net ne pirmas žvilgsnis, o pirmas kvapas. Yra elektros atjungėjai, nuotikių relė sumontuota, o nuo šiandien ir nuo šio momento jinai tampa pačia. Tai prašom, jo, saugoti ir prižiūrėti. Ačiū. Jo. O, tu žinok, aš jaučiuosi kaip po treniruotės, emociškai, gal netgi kaip po varžybų, aš o taip norisi susmukti į apačią. Keliai linksta, nemeluosiu, aš irgi labai jaudinausi ir mačiau, kas čia vyksta. Kranas labai didelis, atstumas krano ir saunos pastatymo vietos buvo irgi labai didelis, bet įveikėm šitą iššūkį ir vienu žodžiu viskas pavyko, stovi gražiai, nuostolių nepadarėm. Karkasinės plytelės surinkimas vietoje yra labai ilgas procesas, nes karkasą pastatai, tada dedi vatą plėvelės, apkali, kol dailylentėm, kol viską lyginai. Sąlygos oro labai priklauso, nuotaika darbuotojų, daug visokių sudedamųjų dalių, ir plus triukšmas ir visa kita, ir mes esame iš Varėnos, Sergejus gyvena Vilniuj, tai važinėjimas ir panašiai. Einam į vidų gal? Einam į vidų gal. Aš labai norėčiau pamatyti, kaip jinai jau dabar iš vidaus atrodo. Einam į vidų. Galutinis variantas yra. Klausyk, net ne pirmas žvilgsnis, o pirmas kvapas. Geras, labai teisingai. Šviežiai, mediena, taip gerai kvepia. Eik tu savo, kaip gražu. Jo, čia dušas, Fantastika. kuriame reikės apsiprausti prieš ir po ir per ir panašiai. Fantastika. Čia kriauklė, kai buvo numatyta juoda. Čia sumontavom tą televizoriaus laikiklį. Televizorių irgi, žinau, esi perdavęs mūsų meistrai. Mes jį neužilgo sumontuosim. Čia tie ledai labai fainai švies. Dabar tik tai, kad neįjungta elektra, negaliu pavaizduoti, bet mes rodėm pas mane ten gamyboje. Tada ką, muzikytė, kas labai fainas akcentas, žinau, kad tu mėgsti ten tuos gongus, bongus kažkokius tai. Na ir ką, gal žinom į pirtį? Žinom į pirtį. Prašau. Prašau, žinom į pirtį. Eik tu savo. Geras, ane? Čia visai dar kitoks kvapas. Jo, čia kvapas yra truputį kitoks, nes sienos yra termomedienos. O gultai, kaip kalbėjom, yra iš termobačių pagaminti. Jo. Tai vat yra subtilus tas toks. Geras. Taip, čia apsiprausti pačiam gultam, prisipilti kibirėlį, kur vantas laikysi, kažkokią tai tarą užmerksi ir taip toliau. Taip, panaudojimo būdų yra labai daug. Ir šiaip, jeigu taip nuoširdžiai, tai manau, kad tai yra būtinas dalykas turėti maišytuvą pirties patalpoje, yra kažkokia fantastika. Čia galbūt baldelį kažkokį pasistatyti. Čia jo, statysime baldelius aplink televizorių, kad galim būtų atsisėsti, tos pačios arbatėlės atsigerti, pailsėti. Ir pasižiūrėti kovas pačio, ne? Taip, galbūt ne pačio, galbūt panalizuoti ateinančius priešininkus. Taip. Iš pirtelės, žinai, atsipaldavęs, žinoti, kur, kaip, ką numatyti. Bum! Taip. Tada pasiruošęs eiti į kovą. Parašym, kas. Yra elektros atjungėjai, nuotikių relė sumontuota, kiekvienas apšvietimas turi atskirą automatą, viskas padaryta taip, kaip namuose būna padaryta, tai kas yra privaloma pagal šiuolaikinius visus standartus. Stovi, žiūriu į tą didžiulį langą ir jau įsivaizduoju, kaip aš atsispaldęs ateinu, atsisėdu, čia muzikėlė ta groja, arbata kaista, aš atsėdu, pasižiūriu, čia gal vaikai bėga ramiai, aš duris susitaręs savam pasauliui. Taip. Ačiū Jums labai, daug, kad aš įsikabinsiu. Tai malonu. Tai Sergejau, dar kas yra labai svarbus dalykas. Pirtelė iki šiol buvo dar mūsų. Kaip brokeris visai. Tai pirtelė dar buvo mūsų, o nuo šiandien ir nuo šio momento jinai tampa pačia. Tai prašom, saugoti ir prižiūrėti. Ačiū. Labai malonu. Labai malonu.